Galatams 5:16. Tema šiandieną yra, kaip būti dvasios vedama. 5:16 sako, sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geidulių. Šiaip tai mes turime tokią labai aktualų klausimą. Kaipgi nevykdyti kūno geidulių, bet vis dar, kad būtų malonu. Labai tokia intensyvi tema yra. Ir atsakymas yra, gyvenkite dvasia. Kai mes tai girdime, mes sakome, kaip gerai pasakyti, taip gerai pasakyti. Ir mes nenorime sužinoti, kaip reikia gyventi dvasia, nes gali būti jau nebegerai pasakyta. Nebegerai pasakyta tada gali būti. Nes kūno geidulių atsisakyti, tai nėra pats mėgstamiausias užsiėmimas žmonijos istorijai. Gerai, ir Romiečiams 8:13 sako, jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Taigi dvasia mariname kūniškus darbus. Žodis marinti nėra maloniausias. Taip? Mums sunkus darbas. Ir, žinot, pati didžiausia problema žmonijos istorijoje yra, kodėl jie nusideda. Žinot, kodėl jie nusideda? Ekleziasto 8 skyriuje yra parašyta. Kodėl jie nusideda? Jeigu to dėsnio nebūtų, mes tikrai nenusidėtumėm tiek daug. Tarp kitko, mes dabar ką tik skaitėme, kad jeigu kūniškai gyvensi, mirsi, ne? Kada Domas su Ieva nusidėjo, ar jie mirė? Jie mirė fiziškai po 900 metų. Čia yra didžiausia problema, kokia gali būti. Žiūrėkite, Ekleziasto 8 skyrius, 11 eilutė. Kadangi nuosprendis už piktus darbus netojau įvykdomas, todėl žmonių širdis yra visiškai atsidavę daryti piktą. Nieko už tai nebuvo. Taigi, čia yra didžiausia problema. Adomas su Ieva mirė po 900 metų. Didžiausia bausmė tik gyventi. Bausmė tik gyventi. Taip, jie nebuvo dvasiniai 900 metų, bet jie taip pat dar gyveno 900 metų. Dar sėki. Ekleziasto 8, kiek čia sakėm, 11. Kadangi nuosprendis už piktus darbus, mes galim sakyti už gyvenimą kūniškai, ne to jau įvykdomas. Akimirksniu, nėra akimirksniu. O čia yra visų problemų šaknis. Pagalvokite, jeigu jūs dabar nusidedat ir iš karto pareina jums. Ar jūs nusidėtume? Gal vieną kartą, žinai, kaip veikia greitai. Bet kai nusidedi blogai jautiesi, vis tiek pareina. Blogai jautiesi, bet jautiesi blogai atskestai ilgai. Bet jeigu būtų mirtis, supranti? Bam! Nužudai kažką tai. Pavyzdžiui, užmigdai šventąją dvasią, ties pirmu ne. Šventoji dvasia tau sako kažką tai, sakai, ne. Tai būtų šokas didelis. Taip? Bet kada jinai sako, tu sakai ne, jinai vėl sako, ne, jinai tyliau sako, jinai dar tyliau sako. Ir paskui jinai sako, bet tu nebegirdi. Ir tu galvoji, ar aš kada nors iš vis girdėjau. Sprendi? Kaip varlė išveri per ilgą laiką. Žinot varlė? Įdedi į šaltą vandenį, užkaiti mažą ugnį, vanduo šyla ir kai varlė supranta, kad jisai yra per karštas, jinai jau išvirus. Negali iššokti. Bet jeigu tu varlę įmeti į verdantį vandenį, jinai pukšt iššoks lauką, nes jinai iškart suprato, kad verdantis jinai pati neišvirė. Ir čia yra tas pats,
Mes esame kaip varlė, kuri verda labai ilgai, kada visai išverdam ir tada jau viskas. Kūniškas mąstymas tai mirtis. Gerai, mergaitės, nesiaudžiai. Tai blogai. Taigi, mes dabar norime įsiaiškinti, kaip gyventi dvasia, kad vis dar būtų malonu. Atsakymas yra niekaip. Aš nupiešiu dabar grandinę reakciją, ne grandinę reakciją, bet hierarchiją. Žinot, kas yra hierarchija? Ne? Tai yra kaip piramidė, kas po ko stovi. Taip? Gerai, nupieškim piramidę. Bet jaučiu, kad man netilps viskas į tą piramidę. Gerai, piramidė yra išsidėstymas ir pačioj. Nu čia gal ir negerai, nes jo daugiausiai, ne? Pačioj yra kūnas. Taip? Kūnas. Kūnas, žinot, kas yra? Mėsa. Jūs nesuprantat, ką tai reiškia, jūs karo nematėt. Mėsa yra kūnas. Taip pat kūnas yra malonumai. Bet jau mes einame truputį jau į link sielos. Ja, bet kūnas jaučia visą tai. Jaučia aplinką, ne, jaučia skausmą, jaučia malonumus. Gerai, sekantis sluoksnis yra siela. Tai va siela, kūnas jaučia malonumus, bet tai smarkiai susiję su siela. Todėl, kad sieloje yra 5 dalys ir viena iš jų yra emocijos. Gerai, 5 dalys. Kas yra? Yra protas, yra valia, yra sąžinė, taip pat yra emocijos ir yra pasąmonė. Pasąmonė, jeigu kas nors nesupranta, tai būtų kaip atminties diskas. Į ten yra įrašyta viskas, kas yra buvę mano gyvenime. Ir iš ten aš gaunu patarimus, kada nežinau, kaip išspręsti užduotį. Taip? Todėl kai kurie gauna vienokius patarimus, kai būna krizinė situacija, kiti kitokius, nes turime archyvą kitą. Tai yra pasąmonė. Tai va, čia yra siela. Dabar kokios yra funkcijos? Kūno funkcijos yra jausti ir kūno funkcija taip pat yra jausti aplinką. Ne? Aplinką. Taip pat kūno funkcija yra vykdyti fiziškai. Taip sakant, tai yra jūsų mašina, su kuria jūs važiuojate. Jūs sugalvojate, jūs vairavote, o jinai vežia. Gerai. Kokia funkcija yra sielos? Sielos funkcija yra padaryti misiją įmanomą. Kokia yra misija, tai nusprendžia iš aukščiau. Siela turi padaryti misiją įmanomą. Jinai turi pasitelkti logiką, protą, jinai turi pasitelkti laisvą valią, ką daryti, iš kur gauti resursus ir taip toliau. Jinai turi išugdyti sąžinę, pagal kurią mes judėsime. Nes sąžinė jinai pasako, mūsų misijai tinka arba netinka, mes prieštarausim arba ne. Jo, taip pat emocijos, jos turi jaustis gerai, jeigu einam į tą pusę, jaustis blogai, jeigu einam ne į tą pusę. Ir pasąmonė turi būti taip pripildyta to mokslo, kad jeigu mes klystam į šoną, iškart iš pasąmonės kyla, atsimeni, kai klydai, kas buvo, davai net gal. Ne? Patarimas. Taigi, padaryti misiją įmanoma. Dabar mes einame aukščiau. Ir čia yra dvasia. Dvasia yra iš mažosios raidės žmogaus dvasia. Ta žmogaus dvasia, jinai turi 3 funkcijas. Pažinti, paskui intuicija ir
šlovinti. Kitais žodžiais tai būtų, aš esu sukurtas pažinti kūrėją, sukurtas būti juo vedamu, tai yra intuicija, ir sukurtas jam patikti. Aš noriu jam patikti. Jo, nežinau, ar jūs norite, kad mes eitumėm per tas eilutes, kurias ėjom prieš tai? Apie tai. Psalmes. Jo, pažinti. Pažinti yra Psalmė 42, 1 ir 2 eilutės. Taip kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia tavęs, o Dieve, kada ateisiu ir būsiu tavo akivaizdoje, ne? Aš noriu ateiti būti tavo akivaizdoje. Psalmė 27, 4 eilutė sako, vieno aš trokštu ir vieno prašau, tai gyventi tavo namuose per visas savo gyvenimo dienas ir lankyti tavo šventyklą. 8 eilutė Psalmė 27. Sako, kai tu pasakėjai man ieškoti tavo veidą, mano siela atsakė, taip viešpatie, aš ieškosiu tavo veidą. Ir Psalmė 87, 5, 6, 7 eilutė sako, Dievas sukūrė mane ir jisai pasakė, jisai sukurtas yra danguje. Ir giesmė, kurią jisai gieda, tai visos mano versmės yra tavyje, o Dieve. Jo, ir va šitas, kuris nori pažinti, jisai nori sakyti, visos mano versmės yra tavyje, aš noriu iš tavęs gauti suvokimą apskritai, dėl ko aš šitoj žemėje ir ką aš čia turėčiau veikti. Intuicija yra Psalmė 32, 8, kad tu parodysi man kelią, kurio turėčiau eiti ir tavo akis ves mane, tavo žvilgsnis ves mane. Ir paskutinis šlovinimas, tai mes esame sukurti atiduoti jam šlovę ir mes turime daug psalmių, kurios kalba, kad mano širdis trokšta šlovinti tave. Jūs galite skaityti, ypač paskutinės visos psalmės, labai daug kalba ten nuo nežinau, kelintos ten 100, kad ir 139, ne? Ten sako, kaip gera man pažinti tavo minčių gausybę ir jom nėra galo, kaip nuostabi mane sukūrė, baimė keliančiai, nes sukurtas. Man gera žinoti, kad tau rūpi, kad aš atsistoju, kad atsisėdu ir taip toliau. Visą psalmę 139 ir toliau skaitykite, ten visos kitos psalmės yra šlovinimas jo. Atiduoti jam visą šlovę už viską. Visos psalmės. Jo. Tai dvasia, jinai sukurta yra pažinti ir būti vedama ir šlovinti Dievą, bet jinai būdama be šventosios dvasios, jinai tai daro šioje žemėje. Jinai ieško, ką šioje žemėje pažinti ir ką šioje žemėje atrasti, kas mane ves. Ir vienus veda noras būti pripažintiems, kitus veda kažkokios tai žvaigždės, kitus veda malonumai, kiekvienas atranda, kas juos veda. Ir paskui galiausiai jie šlovina. Jie sako, žiūrėk, žinai, ką aš pasiekiau. Kažkas šlovina save, kažkas šlovina savo poziciją, žiūrėk, kiek mokslo aš baigiau. Ir taip toliau. Ir visi kažką šlovina. Bet kada ateina šventoji dvasia, ir tada mes turime va čia Dievą, kuris atsiuntė šventąją dvasią, iš didžiosios raidės, ir ta šventoji dvasia visus tuos 3 dalykus jinai nukreipia į dangų. Jinai tada padaro taip, kad mes iš tikrųjų norėtumėm pažinti patį Dievą, o ne bet kokią tenai Povilaitę, Paltinienę, ar dar kokį nors, nežinau, Trumpą dabar nenori pažinti. Ja. Nieks manęs nenori pažinti, visi Trumpą nori pažinti. Gerai. Taigi, jis Trumpas dėl to, kad paskutinis trimitas turi skambėti ir Trumpas yra trimitas. Čia jau sąmokslo teorijas dabar pradėsim. Gerai, ne apie tai. Taigi, Dievo dvasia nukreipia mūsų dvasią. Ir dabar mes turime dar aukščiau
Ir čia yra širdis. Biblija daug kalba apie širdį. Patarlių 4:23. Su visu stropumu saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Kas yra ta širdis? Tai yra kaip generalinis direktorius, kuris nusprendžia viršuje. Nusprendžia, kur visa kita eis. Link ko eis. Koks aš būsiu. Kas man patiks. Kas bus mano prioritetai, o kas nebus mano prioritetai. Ar aš būsiu karjeristas, ar aš būsiu šeimos žmogus, ar aš būsiu dievotas žmogus, kas aš būsiu, aš sportininkas būsiu, ar mano gyvenimas bus paremtas ant kitų nuomonės, ar bus paremtas ant tų drąsinančių filmukų, ant ko bus paremtas. Ir širdis, jinai nusprendžia, jinai yra generalinis direktorius. Taigi su visų stropumu saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Ir ta versmė, jinai teka va tai va. Jinai teka per visą į apačią. Ir jinai nuo širdies priklauso visų veiksmas. Visų, kas yra žemiau. Gerai. Ir kodėl Dievas pavadino tai širdimi? Kodėl Dievas tai pavadino širdimi, ar žinote? Neatsimenu eilutės, bet man atrodo, ar Išėjimo knygoje parašyta, kad kraujyje yra gyvybė. Taip? Kraujyje yra gyvybė. Ką širdis daro? Pompuoja kraują po visą kūną ir pamaitina visas ląsteles. Gyvybė. Širdis pompuoja gyvybę. Dabar klausimas yra, kas man yra gyvybė? Kas man? Ar aš esu malonumų mėgėjas? Ar iššūkių mėgėjas? Kas man yra gyvybė? Kas mane veža? Ir širdis, jinai prapumpos per viską. Ir viskas paklus. Paklus širdžiai. Jeigu širdis pompuoja lėčiau, tada visiems trūksta deguonies. Taip? Visiems trūksta maistinių medžiagų. Tada ateina depresija. Todėl širdis, jinai pagal kūnišką mes kalbam, bet pagal dvasinį yra tas pats. Dvasiškai širdis jinai pompuoja idėją po visą mano gyvenimą. Ir dabar ateina Dievas, jisai davė šventąją dvasią ir jisai pakeitė man jis nepakeitė krypties, bet jisai pakeitė atskaitomybę man. Atėjo Dievas į mano dvasią ir aš dabar šlovindama žmogų nebesijaučiu gerai. Ir aš dabar, būdamas vedamas pasaulio, aš nebesijaučiu gerai. Pinigai manęs nebemaitina, malonumai nebemaitina, aš nebesijaučiu gerai. Nes šitos 3 dalis, aš pavyzdžiui, klausydamas nesąmonės, anksčiau būdavo, aš žinojau daug nešvankių juokelių, jie buvo tikrai juokingi. Aš pažinojau ir jie buvo juokingi. Ir dabar visą tai, ką aš pažinojau, atėjo šventoji dvasia ir sako, ne tą pažinojai. Ir jie nebejuokingi. Suprantat, ką dvasia padarė? Gerai. Taigi jinai paėmė ir pakeitė šičia ir dabar aš nebegaliu ramiai gyventi šitoj vietoj. Ir aš dabar iš širdies gaudamas įsakymą gyventi, jeigu mano širdis vis dar turi tą patį įsakymą gyventi. Pavyzdžiui, gyvenk malonumais, ne? Ir širdis sako, gyvenk malonumais, o mano dvasia sako, bet Dievui nepatiks. Ir tada kas toliau eina, kokie įsakymai? Žinot, kokie įsakymai eina? Siela konfuzija. Jinai žiūri tą sielą į viršų. Tai kaip? Tai gyventi malonumais ar negyventi malonumais? Tai apsispręs. Širdis sako gyventi, bet nepraeina pro dvasią. Čia kaip filtras. Taip, čia yra filtras. Ir todėl širdies įsakymai
jie nedaina, jie kai daina iki sielos, siela sako, klausykit, apsispręskit ten viršui. Jis apsispręskit, nes aš tai nesuprantu, tai ką man daryti. Nes aš turiu laisvą valią, ką man daryti su laisvą valią. Tai man rinktis ar nebesirinkti. Ir širdis šaukia labai garsiai. Taip garsiai, kad dvasia jinai nuliūsta. Jinai tam tikra prasme, jinai neužmiega, bet jinai užgesta, ne? Jinai nuliūsta. Ir kai jinai nuliūsta, tada širdis, ką sako, siela begirdi tik vieną balsą. Ja. Ir tada sako, gerai, užsakom bilietus. Užsakom bilietus. Siela sako, nu pagaliau apsisprendėt. Vieną balsą girdžiu. Iš choro, ne? Nu, vėl choro. Širdis sako, mes choro. Nors dvasia miega. Ir jie užsako bilietus į koncertą. Jie nuvaro į koncertą. Siela sako, viską padariau. Apsirengia kaip visi, matai? Skambaliukai yra kaip pas visus. Vienu žodžiu, viską mes darom kaip visi. Ir dabar koncertuoja ir bumčikai, viskas yra taip, kaip anksčiau buvo. Bet dvasia žiūri į tą figūrėlę ten ant scenos ir nesupranta, nu kur tas malonumas dabar yra. Anksčiau buvo, čia jis, žinote, ir dabar nebėra. Žiūri, žinai, kas tas jis. Nu kas tas jis. Ir šičia, žinai, kas vyksta, tokios frazės, kurių gyvenime nebuvau užtaręs. Toks pat kaip aš. Nusidėlė, aš babkės mokėjau, kad žiūrėti tokį kaip aš. Niekada to nesakiau anksčiau. Ir tada siela, jis sako, betgi apsirengęs kaip anksčiau, skambaliukai yra, žinai. Daryk ką nors. Ir galvoju, prieš ką daryti? Prieš tą? Prieš ką? Išdarys aplinkui, galvoju, ką jūs čia veikia? Taip? Tada, kad dvasia, jinai kartą apsigyvenus, jau ramiai nebegyvensi to. Arba tu šlovini Dievą, arba tu šlovini Dievą. Nėra plano B. Ir jeigu tu ją nuliūdini, tai nereiškia, kad jinai efektų nebeduoda. Todėl daugybė tikinčiųjų gyvena labai sunkų gyvenimą. Labai sunku. Nes jie liūdina šitą, nes šitas nesutinka su šitą. Širdis su dvasia ne ta. Todėl yra Dievas, kuris sako patarlių 23, 26. Mano sūnau, atiduok man savo širdį. Ir stebėk mano kelius. Nes jeigu tu netiduosi širdį, o širdis yra pultelis visko. Yra pats didžiausias balsas. Pats didžiausias balsas. Nes jeigu tai yra, įsivaizduokit, Dievui atiduodi širdį, tai reiškia širdis ir dvasia jau yra vienam harmonijai, suprantat? Dievas, kuris siuntė dvasią, dabar jisai ir užpultas sėdi. Ir siela gauna tokį įsakymą. Tai jeigu širdis nori sakyti sielai, ne tą, kad dvasia, tai tu jau jauties nekaip. Tu bandai pramušti, nuo charakterio priklauso. Jeigu stiprus charakteris, dvasia atlieka, mes visieną eisim. Nes, pavyzdžiui, kaip suprasti, ne, vat širdis iš kokio šaltinio, sako sielai. Tai prasme, ar kartu sutarint su dvasia, ar nutildžius dvasią, ne? Nu, vat kaip... Atskirimas. Jo. Ane? Jo. Tai vat atskirimas lypi, kiek aš pažįstu mylimai. Kiek aš jį pažįstu, tiek aš suprantu, kas jam patinka. Ir tai nėra atsakymas, žinai, Dievas nenori, kad žudytum, todėl žudyti yra blogai, nežudyti yra gerai. Ne tokie atsakymai yra. Atsakymai yra Psalmė 3:2:8, jo žvilgsnis
Ir man įdomu, ar jisai šypsosi dabar, kuomet aš tai renkuosi. Jo žvilgsnis ves mane. Buvo dvi sesutės. Atsiverskime, žinot kur, Efeziečiam, ar ne Efeziečiam, Efeziečiam turbūt. Gal ne Efeziečiam, turbūt Korintiečiam, tai esu. Jo, 1 Korintiečiams 6 skyrius. Buvo dvi sesutės, joms sukako 18, jos pažino Kristų, Kristus palietė jų širdį, atėjo šventoji dvasia, apsigyveno jose, bet tos sesutės iki 18 metų jos gyveno ypatingą gyvenimą. Jos buvo vakarėlių žvaigždės. Žinoms, ką reiškia? Dvasia ta. Vakarėlių dvasia. Nei vienas vakarėlis nevykdavo, jeigu jos neatvykdavo. Nes jos buvo zavadyvos. Jos buvo viskas. Jos buvo kompanija visa. Tos dvi sesutės. Ir buvo daugybė draugių ir jos visada rinkdavosi ir dažnai visas šventės rinkdavosi. Ir tos dvi įtikėjo. Ir kai jos įtikėjo, joms atsiuntė pakvietimą. Sako, mes organizuojame gimtadienį, jūsų draugės gimtadienį. Ir jūs žinote, mes be jūsų neįvyks gimtadienis. Mes kviečiame jūs. Jos gavo laišką. Ir jos abidvi jos pamastė, pasimeldė, paskaitė Bibliją, gal kažką rado, kažko nerado. Turbūt rado šitą eilutę, kurią mes perskaitysim. Ir jos atrašė. Jos parašė, kokios mes dėkingos, kad Dievas mums davė jūs. Jūs esat nuostabiausios draugės, kokias mes turim. Mes taip džiaugiamės, kad jūs pakvietėte mus į savo gimtadienį. Mes taip džiaugiamės, kad jūs vertinate mus. Ir mes taip norėtumėm atvykti į jūsų gimtadienį, bet mes negalime. Nes mes vakar mirėme. Ir išsiuntė. Ir čia parašyta. 1 Korintiečiams 6 skyriuje. 19 eilutė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančia šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo. Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Mes mirėme. Ir jisai mus nupirko, ir mes priklausome jam. Ir dabar jumise gyvena šventoji dvasia, ir šitas kūnelis vežioja šventąją dvasią. Ir jūs nebepriklausote savo. Tad šlovinkite Dievą. Ir čia turbūt yra raktinis žodis, kaip gyventi dvasiškai gyvenimą. Šlovinkite Dievą. Ir tas žodis nereiškia, kad giedokite. Tas žodis reiškia, kad džiaukitės, kad jam patinkate. Džiaukitės, kad jo žodžiai jums patinka, kad jo žodžiai jums malonumas jūsų lūpose. Patarlių, man atrodo, ar 20 skyrius, atsiverskime.
Patarlių 22.18. Tau bus malonu, patarlių 22.18. Tau bus malonu laikyti juos savo širdyje ir jie tiks tavo lūpose. Čia yra dvasinis gyvenimas. Dievo žodžius malonu man laikyti savo širdyje ir tai tinka mano lūpose. Kodėl? Nes jam patinka. Jis įsako, patarlių 3 skyriuje, jis įsako, įsirašyk to žodžius į savo širdies plokštę ir užsikabink ant kaklo. Patarlių 3.3. Įsirašyk į širdies plokštę, užsikabink ant kaklo, užsirašyk ant rankos. Ir tai yra tai, kas jam patinka. Ir galiausiai tai tinka mano lūpoms. Yra dalykai, kurie netinka mano lūpoms. Mes žinome Efeziečiams 4.29. Joks bjaurus žodis tai neišeina iš jūsų lūpų. Yra kas netinka mūsų lūpoms. Dvasinis gyvenimas, jisai nėra pastatytas ant nedaryk. To negalima, to negalima, to negalima. Dvasinis gyvenimas yra pastatytas ant mano mylimajam tai patinka. Nėra kito būdo gyventi dvasiškai. Romiečiams 8 skyriuje ir 15 eilutė. Romiečiam 8.15. Jūsgi gavote nevergystės dvasią, kad vėl bijotumėte. Matote? Tai nėra paremta ant nedaryk. Jūsgi gavote nevergystės dvasią, kad vėl bijotumėte. Bet gavote įsūnystės dvasią, kurią šaukėte Aba tėve. Aba tėve reiškia tėvelį mano. Tai nėra paremta bijok, kad suklysi. Ne, tai paremta tėvelį mano. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Ir mes esame Dievo vaikai. Ir dvasinis žmogus, jisai nori patikti savo tėvelį. Ir ne per prievartą. Bet dėl to, kad būti šalia jo. Psalmė 84.10. Viena diena tavo namuose yra geriau negu 1000 kitur. Būti šalia jo vieną dieną mane įtakoja ir mane keičia žymiai labiau negu 1000 kitur. Psalmė 84.10. Taigi kaip man būti dvasios vedamu? Man ieškoti jo žvilgsnio ir žiūrėti, ar jis šypsosi. Ar jis šypsosi dėl to, ką aš mąstau, ar jis šypsosi dėl to, ką aš kalbu. Ir jeigu aš matau, kad nesišypso, tai dabar man nereikia eiti į savęs pasmerkimą. Nes dvasinis žmogus tom neužsiema. Dvasinis žmogus nesmerkia nei savęs, nei kitų, nes jisai nėra teisėjas. 1 Korintiečiams 4.3. Nei aš pats savęs neteisiu, ar ne? Jisai nėra teisėjas. Jeigu tu mąstai taip, kaip Dievui nepatinka, bet tu trokšti mąstyti, kaip jam patinka, tada ką tu darai? Tu ieškai kitos minties. Tu ieškai to, kas dvasiška. Ir dabar grįžtant į Romiečiams 8.13,
Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, kai tu ieškai dvasinės minties, kitos mintis jos marinamos. Kai tu nori būti arti tėvelio ir būti taip arti, kad jo meilė jinai pripildytų tave. Romiečiams 5:5. Jo meilė per šventąją dvasią yra išlieta mūsų širdise, kad jinai pripildytų mane. Tai tas artumas, jisai padarys tave dvasiu. Jūs buvote konferencijoje, ne, kur daug žmonių norinčių pažinti Dievą. Jūs matote, kaip jūsų kūniškos mintis kažkur tai bėga? Žymiai greičiau bėga laukan, negu kad prieš tai. Negu namuose. Arba šalia nusidėjėlių kitų. Ja. Taigi dvasinis mąstymas, jis yra paremtas meilė ir santykiai su Dievu. Neikite į jokius savęs pasmerkimus, bet marinkite tai su dvasinėmis mintimis. Okay? Amen. Amen.